Sveiki visi. Parkside'as. Įrankių, akumuliatorių įkroviklis. Du viename, kaip sakyt. Viena pusė, dabar neatsimenu kuri, bet gal šitą veikia, šitą neveikia, nesvarbu. Vienu žodžiu, viena pusė veikia, kita neveikia. Aš jau su juo šiek tiek susipažinęs, nes man savininkas jau nuotraukas buvo atsiuntęs, tai čia gal kažkam bus pravers, gal įdomu kažkam. Jau ten tie visi duomenys, modelis. Vienu žodžiu. Aš jį jau atsisukęs. Nu, čia guminiais kojeliais tokios yra, tai jau susėma, čia varšteliai po jom, dar čia porą, vienu žodžiu. Aš jį atsisukęs jau, buvau pažiūrėjęs, tai, nu va, ir čia matom degėsių žymės, kaip sakyt, nu ir ant platos labai aiškiai matosi irgi spindi. Nu, bet čia vat viena pusė, kaip čia dabar, šita pusė labai graži, šita tai jau čia išdegė. Nu, va, čia krūva varžų nudegė, ten diodai turbūt kažkurie. Ir vėl mane, kaip sakyt, biskį neramina. Tai šita vėlgi mikroschemėlė 3 kojų, pažiūrėsim paskui, kas čia per diegas. Tai toksai, tai biskį numažysim. Tai toksai vaizdelis, tik tiek, kad, kaip sakyt, šitą lempą labai tą aureolę duoda. O, štai gal geriau. Žodžiu, išdegė, sudegė. Gerai, vienu žodžiu, kas yra gerai, kad, reiškia, čia net matosi vat ir pagal platą, kad yra vat atskirai viena pusė ir kita pusė, tai čia kaip du atskiri įkrovikliai, jie tarpusavį nesusiję, tik tiek, kad gauna 230, vienas gauna ir 230 kitas gauna, o jie dirba visiškai atskirai, ten tarpusavį nesaveikauja. Ir bus jie identiški, tai ant sveikos pusės visos detalės aiškiai matosi, kodai, numeriai ir visa kita matosi, nominalai. Tai čia problemų nebus, kas čia du varžus, kas čia du detalės ir taip toliau. Tai tokie va visokie čia mūsų tie reikaliukai. Dabar, jeigu dar apsiverst kitą pusę, tai, nu tai ir čia viskas bus identiška. Tai labai palengvina remonto darbą, nes, nu, viską žinom. Netgi ant veikiančio gali kažką pasitikrinti, pasimatuoti galų gale, tai čia yra lengvinantis, kaip sakyt, lengvinančios aplinkybės, bet tai klausimas, nu, žiūrėsim, kas čia, kaip, kiek daug, ar čia susvilę, ar čia gal jis visas tas įkroviklis kainuotų pigiau negu detalių pirkimas ir visa kita, nu, bet pažiūrėsim, sakau, gal turėsiu donoruose, tai čia gal pirkti daug kur nereikės, gal
Mane tik tai va ta mikroschemukė, sakau, viskį jaudina, kas per vienas, kas, kad nebūtų kažkokia ypatinga ir sunkiai gaunama. Tai va, tai dabar nežinau, kol kas turbūt aš čia daug čia su jie, čia tų vaizdų nėra ką jie žiūrėti, kadangi čia viską turim, kaip antrą pavyzdį viską čia turim, tai aš drąsiai galiu čia apsivalyti tuos nuodėgulius, nusiplaut. Kaip sakyti, detektyvų nereikės čia žaisti ir spėlioti kokios detalės, tai dar čia šiek tiek ir ta visa aukštos įtampos dalis yra lakuota, o čia ir matosi šiek tiek blizga lakas. Tai tas lakas biskį trukdo visiems kitiem dalykam, tai aš jį pabandysiu gal koks atskėdėjas jį paims, tai pabandau nusiplauti, žodžiu, apsiplaunu, tada bus lengviau ir matuoti, ir testerį badyti, ir įžiūrėti viską, tai tą laką nusiims, apsivalau, apsišveičiu, apsivalau, o tada bus matyti, kas ten kaip. Platą apsiploviau, apsivaliau, čia tas lakas irgi skėdikliu man nusiplovė, tai bus su testeriu lengviau ten nereiks badyti. Ir ką mes matom, kaip ir pirmai čia matėm, tai čia sudegė varžos ir net biskį ir tie, čia vat kur tokios plikos vietos ir čia yra, tai net su vario aikštele išdegė. Taip, aš apsižiūrėjau dar su visais tais jau padidinimo stiklais, tai šita varža per vidurį yra toks išdegęs taškelis šitos varžos. Šitą nežinau, ant klaustuko dar. Šitas diodas irgi sutrūkęs korpusas. Šičia lyg ir nepastebėjau nieko. Mikroschema irgi gatava. Ir dabar jeigu man viskį pavyktų iš arčiau, man atrodo, kad jinai jau jis turėtų būti išsprogus. Nulėkė kažkur, tai nulėkė, nemačiau kur, bet jau jos tas atšokęs buvo. Ten iš kantų, kaip žiūrėjau, tai buvo irgi įtrūkimai aplink, tai jau tik tai vien žodžiu nusprogus mikroschema. Jauriausias turbūt tas dalykas. Taip. Ką būtų galima prabėgti, ne? Tai jeigu ant pypsalo, tarkim, pradedant, nuo čia padavimas 230, ir per filtrus ten viskas eina, diodų tiltas, tai diodų tiltą, jeigu mes pasižiūrim, jisai, čia skaičių gal nesimato, žodžiu, šiaip jau aš čia biskį prabėgau, bet į vieną pusę kritimą rodo, gerai, į kitą pusę polius keičiam, nieko nerodo, toliau sekantį, nieko nerodo, keičiam polius, irgi rodo gerai, šitie du diodai geri, sekantis šitaip nerodo, keičiam polius, čia gerai rodo, dar kitą paimam, taip, čia irgi rodo, keičiam polius, nerodo. Tai diodų tiltas jau
kaip ir pirminiais duomenim jau patikrom gerai, sveikas išlikęs. Kondikas, pats kondikas, nu tai trumpai, būt trumpas, tai jau čia trumpytų, bet pats kondikas tai kažkoks tai man įtartinas. Kondikas pats įtartinas, nes jis kaip valiau, tai jis čia buvo kažkokiu tokiu kaip ir, kaip nežinau, kaip buvo tas toks jausmas, kaip taukai, netaukai, riebalas, neriebalas, čia toks buvo biskį jisai apsiburgijęs. Tai aš jį nusivaliau, bet čia vada biskį matosi to riebalo. Nu, nesvarbu, vienu žodžiu, jį reikės tikryti būtinai. Dabar kas toliau? Šits tranzistorius. Tranzistorius yra... Taip, kur jau kontaktai šitie. Šitie kontaktai irgi prabėgam, jeigu kiauras, ir čia kiauras, ir visur kiauras. Tranzistorius gatavas, tai varžos šitos varžos, šis diodas, tranzistorius, mikroschema. Jau garantuotai reikia laukti išlituoti šis diodas, ne, jeigu šis diodas, dabar nesimatys testerio, bet šitaip nieko, šitaip gerai rodo, tai jis kaip ir gyvas, čia tas tranzistoriukas, nežinau, kas jis dodiegas, ar tranzistorius, ar kas jis ten bebūtų. Jeigu prabėgam ant trumpo patikros, tai dabar jis kaip ir vienas pypia. Bet čia dabar vėlgi takeliai eina ir čia, ir jis gali meluoti, čia kol kas nieko. Gerai, dabar taip. Kas tikrai jau blogai žinom, tai išlituoju, nes dabar daug kas gali mum knist smegenis, kaip taip sakant paprastai, nes vis per takelius, jeigu tranzistorius kiauras, nu tai jis ir per kitur gali klaidingai mum rodyti rodmenis visus ten. Tai pirmiausia, dabar išsilituosiu visas varžas ten, kurias jau mačiau, tas visas mikroschemas. Tas, kas bloga, ką aš žinau, išsilituoju ir tada dar prasibėgsiu dar, ar ten tikrai jau kas dar gal negerai pasitikryti ir tada žiūrėsim, kas čia toliau vystysis tas visas mūsų reikalas. Taip, išlituota visos blogos detalės. Tai čia ta varžų krūva, kur buvo, tai tas jau vario aikštelė nudegus smarkiai vienam šone. Čia tokia net biskį yra atšokus. Na, bet čia da nieko baisaus. Taip, dabar kas, tranzistorių išlitavau, nemaišau niekas, šitie blogi išlituoti. Gerai, šitas kėlė įtarimų. Ir dabar jeigu aš jį prasiskambinsiu ant pypsalų, tai jeigu čia nieko ir šitas jau čia jau pramušta. Tai tranzistorius irgi reikia išimt, šitie diodai, šitas diodas geras, nu čia nesimato to testerio mano, bet čia principe pypsalas, tai čia nėra ką nei. Taip, tarkim, dar tas stiklinis diodėlis, čia turėtų būti bent ant platos žymimas kaip Zenerio diodas.
Tai jeigu aš jį žiūriu, čia dabar polius sukeitęs rodo viskį nesąmonę. Dabar jeigu sukeičiu polius, kaip minusą prie minuso, pliusą prie pliuso, tai kaip ir kažką lyg ir rodo, bet į aną pusę irgi rodo pievas. O jeigu ant sveikos pusės žiūrėtume, tai dabar jeigu minusą prie minuso, tai rodo teisingai, o apkeičiu polius, nieko nerodo, taip ir kaip ir turėtų nerodyti, taip diodas, nesvarbu ar tai zeneris. Jeigu tikrinam kaip diodą, tai va tai į šitą pusę rodo į tą įtampos kritimą. Tai šitoj pusėje dar ir turbūt tas stabilitronas zenerio diodas bus ko gero blogas. Tai dabar nežinau. Pradžiai išlituosiu dabar gal tranzistorių. Tada dar sykį pažiūrėsiu diodą, nes čia jie biskį, man atrodo, saveikauja, bet, nu gerai, išlituoju tranziuką. Išlitavau tą tranzistorių ir išlitavau tą diodėlį. Ten turėtų būti zenerio diodas. Čia tos blusos. Tai dabar toliau, jau kai išlitavau jau dar tuos, tai vėl prasibėgau, pasitikrinau varžų nominalus, ten tą likusius diodus, visa kita lyg ir gerai, nieks nepabėgė, ir varžų nominalai, ir tie likusieji šitas diodai, nu šitos varžos kaip ir neturėjo būti nukentėję, bet prasibėgo, viskas tvarkoj. Čia likusios, tai šitos dvi, tai čia iš vis nulinės tos, kaip peremyčkės, tai jos skamba viskas gerai. Vien žodžiu, kaip ir viskas gerai, nu išskyrus tie keramikiniai kondensatoriai, tai bet kaip ir, nu, kad pramušti trumpo nerodo, o kaip ten su jų tom talpom, tai vėl nežino, bet juos paprastai neišlitavus nelabai ir pamatysi, bet aš tikiuosi, kad su jais viskas gerai. Tai taip, tai dabar belieka ieškoti, kas per diegai šitie du dalykai, tas tranzistorius ir tas zenerio diodas turėtų būti. Tai dabar eisiu ieškoti pagal jo tą kodą, tranzistoriaus kodą, o tai nežinau, gal kažkaip tikrysiu pagal ant sveikos platos, kaip likęs, kokio voltažo tas zenerio diodas, įdomu. Tai dabar einu ieškoti info. Taip, dabar tas tranzistorius, apie tranzistorių aš jau čia pasigūglinau, tai reiškia ant korpuso 1G parašyta. Nu ir čia dabar apie jį visi duomenys aš čia nusirašiau. Korpusas toksai, tranzistorius yra toksai, NPN struktūra, voltai, miliamperai, ir dar netgi kaip gali būti žymėjimas ant korpuso, dar gali būti ir toks, nu ir va tie variantai. Tai pas save, jau kada žinau visą info apie šitą tranzistorių, tai pas save donoruose
Ieškosim donoruose, ką aš čia turiu. Tai nežinau, čia kam įdomu, gal neįdomu, gal kažkam pravers, kaip aš tuos donorus čia laikau ir panašiai. Tai tiesiog ant dvipusės lipnios juostos, aš čia juos, aišku, tai atima daug laiko, bet tai man, čia mano toks, sakau, hobis, tai man tai patinka. Tai čia aš visokių prisidėjęs, aišku, jau čia jie nerūšiuoti pagal markės, tiesiog korpusais tokiais susidėjęs aš jas, nes jeigu rūšiuo dar pagal visus tuos NPN ar kažkas, tai iš vis užimtų laiko. Nu va, ir čia mano tas korpusai SOT 23, tai čia dar turiu aš tų, dar vienas lapukas. Žodžiu, dabar aš per juos perbėgsiu su lupa ir ieškosiu donorų. Tai dabar toksai vat dalykėlis. Radau donorą. Radau su šituo žymėjimu 1G ir 2GBV. Tai, bet jie, sakau, viens ir tas pats. Pasitikrinau, geras, sveikas. Tai va, radau donorą, viskas gerai. Jokių spec užsakymų nereikės. Dabar taip, dabar su tuo stabilitronu, ne? Nu tai va čia ant sveikosios pusės tas stabilitroniukas stiklinis. Kaip dabar sužinoti jo nominalą? Aš jo išlitavinėti visai nenoriu, nes visos šitos dar detalės plus yra klijais pateptos, tai tas išlitavimas biskį toks gaunasi sunkesnis ir bijau, kad aš paskui čia bežaisdamas neperkaityčiau aš jo. Bandysiu tiesiog neišlitavęs tikryti. Čia turėtų gal jisai su plata labai nesaveikaut per daug ten, tai turėtų man parodyti. Dabar taip, aš čia jau pasiruošiau. Tai čia yra tas mano, kur ir tikrinu televizorių LED pašvietimo diodus su juo. Tai su juo lygiai taip pat galima ir stabilitronus tikryti. Ir šviesdiodžius, ir stabilitronus, ir visas cielas juostas televizorių, va kaip užsižiebė. Tai dabar aš su juo tikrysiu. Taip, dabar kaip yra. Šitie du laidai išeina va, mano ščiupai tie antgaliai. O čia du pajungti multimetrų. Tai dabar aš įsijungiu. Čia kažkai matysis. Gal biskį va šitai padarysiu. Taip, čia dabar voltai. Įsijungiu savo aparatą. Na ir čia dabar voltažas kyla iš tų aparatėlių. Taip, dabar prie to stabilitronų dabar aš jeigu dedu. Jeigu dabar kaip čia bus atvirkščiai polėje nebus, pliusą dedu prie minusinio. Ai, ne, tai dabar, jo, atvirkščiai, teisingai. Polė atvirkščiai ir man rodo 14,8 volto stabilitroną. Jeigu dabar polius dedu taisyklingai, minusą prie minuso, tai turėtų rodyti įtampos kritimą. Taip, rodo 0,777, įtampos kritimas, viskas gerai. Dar sykį. 14,8 volto. Jeigu dabar biskį padidinsiu įtampą savo tam aparačiukyje, čia bus iki galo, tai čia jis apie 300 voltų turėtų man rodyti, jeigu baterija biskį tas nepasėdus. Panašiai taip ir užauga. Na, bet čia esmė tokia, kad... Na jo, gerai, dabar jeigu priliečiu... Rodo biskį daugiau, rodo 14,9. Tai čia spėju, kad bus
15 voltų stabilitronas. Darau tokį spėjimą, aišku, būna ir su kablelės, gerai, čia galima išjungti 15. Išjungiu ir čia galima išjungti viską. Būna ir su tais kablelės, tai va dabar man aš nežinau, ar toks nominalas yra 14,8, ar tokio nėra standartiniuose. Tai vėl turbūt teks biskį ait pasigūglinti. Taip, pasigūglinau, reiškiasi tokio kaip 14,8 nominalo nėra. Tai garantuotai bus 15 voltų stabilitronas. Tai man aš kažkiek irgi turiu iš tų donorų, dar reiks pasižiūrėti paskui, aišku. Dabar dar vienas būdas, tarkim, kaip tą galima stabilitroną patikrinti. Tai reikia tokį testeriuką turėti. Ir pasidaręs aš čia tokius irgi antgalius. 3 antgaliai, 3 laidai, čia toksai va, šakutė pavadinkim. Ir aš ją įsidėsiu, bet reikia dėti dabar į šitą va, kur stabilitronų tikrinimas. Tai va yra labai fokusas, ko tai čia grybauja. Va, yra tarkim KAA. Tai kas čia per... Va, KAA. Tai reiškia katodas ir anodas. Nu tai aš savo tą, sakykim, čia mano bus, kuris čia mėlynas laidas katodas, kiti abudu anodai. Tai įsikišiu aš į čia. Tai kad mėlynas katodas, mėlynas tai mano šitas raudonas bus antgalis. Nu ir čia bet kuris iš šito juodų, nes ten 2AA, tai nesvarbu, kurį aš paimsiu. Tai dabar katodas minusas, ne? Minusas šitas, bet man reikės atvirkščiai. Gerai, mes galime, tarkim, dedu. Šiaip stabilitronas reikia. Gerai. Palauk, šitas jau katodas minusas, gerai. O šitas bus pliusinis. Ir dabar, jeigu man pavyks kažkaip tai išlaikyti juos. Ir dabar, jeigu fokusas grybau nepjaus, pabandom pažiūrėti, ką parodys. Rodo zeneris 14,8. Irgi, ne? Irgi tą patį rodo, kaip tas mano. 14,8. Taip, tai principe viskas tuo ir pasakyta, kad kadangi tokio nominalo standartiniai toj eilė, kaip sakyti, nėra, tai ieškosiu 15 voltų stabilitronų savo vėlgi donorystėse. Tai einu dabar ieškoti. Turiu ką, aš turiu čia 13 voltų, sekantis 15, 14 net neturiu. 15 voltų ir aš čia turėčiau, netgi ir yra stiklinukai, tie va tokie patys. Pas mane. Jo, yra stiklinukas, gerai, imu donorą. Da, aišku, aš jį pasitikrysiu, ar tikrai jis irgi, kad būt geras, visada reikia tikrinti, nesvarbu detaliai, iš kur kaip paimta, pasitikrinti prieš montavimą nekenks. Taip, toliau tiesiu įsitraukiu donorą. Taip, įsitraukiau 3 tie stiklinukai tokiam korpuse radau. Tai dabar aš juos dar pasižiūrau. Taip, 14,9. Šitas
14,9 irgi beveik 15, o biskį už 15, šitas 15 jau kablis 3, tai kuri, šitas, va, atrodo, buvo 14,95, tai va, aš jį ir paimsiu, arčiausiai bus to ano parodymui, tarkim, jeigu apkeičiu polius, turėtų būti kritimas. Oi, nusprūdo. Taip, ką jis man parodys. Taip, kritimas, tik tai labai kontaktai čia mačiau žinėję. Bijau, kad nenuspjaučiau, paskui aš joju. Jau, kritimas 7,6, viskas tvarkoj. Į šitą pusę rodo 14,9, tai aš jį ir pasiimu, o šitos dedu atgal į donorų skrynutę. Taip, ir turbūt, kad dabar net, dar ta mikroschema, galvoju, visas detalės jau kaip ir radau. Mikroschema ta pati baisiausia, kur man nerima kelia. Gerai, žiūrėsim, kas dodiegas dar tenai. Taip, dabar su ta mikroschema. Aš čia įtepikti apžiūrėjau. Tai dabar reiškiasi taip. Čia kur ant platos sudėtos su, toks kodas ant jų užrašytas. QBVA. Nors tos paskutinės dvi raidės, ta VA, tai ten gali būti bet kokios. Čia pagrindas yra QB. Bet tarkim, čia būtent toks ant korpuso žymėjimas. Pradėjau ieškoti, googlint. Ir man meta lygiai tokią pačią schemą, kai aš ieškojau tam automobiliniui įkrovikliui, kur taisiau ten 2 serijos buvo. Kai ieškojau tos GC ir man metė kaip OB, ten, žodžiu, tai man meta lygiai tą pačią schemą, pasižiūrėjau charakteristikas, irgi viskas kaip ir atitinka, išvadai visi atitinka. Tai tiesiog paėmiau tą, kur ilgai siuntė tas mikroschemukės, kur ieškojau šitos GC, ieškojau, parsisiunčiau šitą. Tai va čia šitos. Tai rodo viską atitikmenį man tą patį, tai spėju, kad čia bus ta pati mikroschema, tik tai, aišku, kiekvienas gamintojas savo kodus rašos ir taip toliau, tai ant šitos kodas toksai, nors ant šitų, kur parsisiunčiau, tai kodas yra va toksai ant pačios mikroschemos, vėlgi kitoks, bet pati esmė, kad ta mikroschema bus turbūt viens ir tas pats iš tų visų variantų. Tai dedu šitą ir turėtų būti gerai, nes sakau, lyg ir ten tie pagal datą šitą ir tie hercai, tas dažnis, kurį jinai ten skleidžia, tas pats, ten įtampos lyg ir tas pats, išvadai tie patys. Vienu žodžiu, viso, nereiks nieko, dedu šitą. Tai dabar kas man turbūt belieka, jau kaip ir viską susiradau. Visus kaip ir donorus turiu, tranzistorių. Šitas, kur tranzistorius, tai irgi yra daug, čia aišku kitoks, bet su parametrais tais pačiais. Kondensatorius irgi turiu. Tarp kitko pamatavau kondensatorių ant tos sveikosios dalies. Tai labai didelė jau tie virš omo jau varža, tai aš jį irgi pakeisiu, ko gero, irgi tą aukštos jau tos įtampo, 20 tą kondiką irgi turbūt pakeisiu. Neturbūt, o keisiu, nes per didelį jau varža, ten tikrai vidinė ta varža. Per didelį ir talpa sumažėjus, tai jis ten ilgai irgi netarnaus. Taip,
Tai dabar gerai, jeigu kas čia dabar liko, nieko ir neliko, reikia turbūt detalių kaip ir susiradau, reikia viską lituot atgal. Aha, čia dar šitos varžos, čia tos kaip šuntinės, jos buvo iš kelių varžų, nu jos sujungtos lygiai greičiai, tai kaip viena varža čia gaunasi, tai bet ten turiu SMD, aš tokių turiu, bet čia žiūrau dėl tos aikštelės išdegimo, tai aš dar pasižiūrėsiu, gal turėsiu tiesiog paprastą varžą ir jie čia įdėsiu, nežaisiu su tom, kad daug varžiukių būtų, bet, nu, pažiūrėsiu, jeigu rasiu nominalą, ten, neatsimenu, 0,2 ohmo turbūt, vienu žodžiu, ar 0,3 gal ne, nu, pasižiūrėsiu, dabar jau neatsimenu. Gerai, viską lituoju, nefilmuosiu šito litavimo, nes tai ir nepatogu, ir iš toliau čia jūs vis tiek nieko nematysit, o, vienu žodžiu, gerai, lituoju atgal, turbūt čia mažiau to šnekos. Ir žiūrėsim, kas čia gaunasi. Nu, kaip ir viską sulitavau. Čia tik tai biskį toj vienoje vietoje, tai, nu, biskį pasiknisau, kaip sako. Su tom varžom čia, kur sakiau, kur buvo nudegę takeliai ir uždėjus varžą jau, nu, neužteko takelių, kad prilituoti. Aš čia maščiau, kaip čia geriau įsiraityt, tai maždaug taip, nu čia biskį varžos gal ne visai tiesiai, bet jau čia ir nelabai taip eina sužaist čia. Tai vien žodžiu ką, tiesiog dadėjau takelių, tos senos platos ten paskutau iki varių aikštelės ir dariau kaip sakyt, tą takelį dariau iš varių tokių juostelių, čia yra nuo laptopo būna baterijų, ten tie takeliai eina į baterijas, kur kraunasi, tai iš tokio čia tas varinis takelis, tai biskį aš čia pavargau, užsiknisau, gal be reikalo šitaip, bet norėjau, kad būtų geriau. Tai tą reikėjo nukrapštyti tą visą plasmasę, tą čia kaptono juostą ar kas čia, nežinau, bet atspari karščiui, tai, bet pakaitinus gerokai pakaitinus, jisai kaip ir atsiklijuoja, tai. Bet čia, vienu žodžiu, kaip čia dabar jeigu paaiškiai, tai iš anos pusės tai nužievinau visą, prilitavau prie platos, o čia tai biskį pusiau taip nužievinau, tik tai tą dalį nužievinau, kur varžos lituosis, o šičia va tą ir palikau, tas rudas, tai ta visa tas kaptonas ir palikau. Kad vien dėl to, kad mažiau čia cinas išsilietų, tai lituot varžas lengviau, paskui biskį mažesnis plotas atima šilumos mažiau, nors čia pakankamai buvo sunkoka lituot. Nu, vien žodžiu, bet sudėjau viskas kaip ir gerai. Va, tai dabar viskas, mikroschema įlituota, viskas, nu viską lyg ir įlitavau. Pakeičiau dar ir kitos pusės tą kondensatorių jau. Tai abudu dabar abudu pakeisti. Tas tranzistorius pakeisti. Nu, vien žodžiu, jau čia. Praktiškai čia, kas liečia, tai šitą čiut ne viską reikėjo iškeisti. Nu, ką čia šnekėti, viską matyt. Taip, tai dabar nežinau, kaip ir čia
šituos galus biskį užizoliavau, vieną palikau pliusinį ir bandysiu jungt, gal pradžiai bent jau pažiūrėsim, ar čia kas pokštels ar nepokštels, tai jungsiu per lemputę, tuoj pasiruošiu, jungsim, nejungiau, jeigu sakau, jeigu jau kas sprogs, tai gal bus įdomesnis video. Tai pasiruošti. Ką, ir tas jau lemiamas momentas. Ką, lemputė mirktelėjo, kondikai pasikrovė, viskas gerai. Aš matau čiut siūlėlis žiba, taip vos rausvas, bet labai nedaug. Bet tai čia lemputė, mano 40 vatų tik tai silpna, o kadangi čia du įkrovikliai dabar sujungti, tai čia viskas kaip ir normalu. Supokšėti nesupokšėjau, tai mano laimiai, o jūsų gal nelaimiai, jeigu tikėjotės kažko tai. Tai dabar, ką žinau, gerai, dabar jungsiu be lemputės jau. Lemputė visai nuimu ir ką, jungiu tiesiai į rozetę dabar. Taip, įjungiau. Irgi viskas kol kas pirminiai duomenys kaip ir gerai, tai dabar tik tai neaišku, kas, kaip sakyti, išėjimuose, ar ten krauna, ar nekrauna, ar kažką, bet tai dabar gal biskį ir gal sudėsiu į korpusą, tai šitie kontaktai čia man gal bus aiškiau, dabar net nežinau, jeigu pabandysiu, pažiūrėsiu, dabar čia jeigu pliusas, ne, tai šitas veikiantis buvo, paliekam ramybėj šitą pusę. Čia pliusas, dabar čia jeigu minuso kažkaip tai prasikneibiau. Įdomumo dėlei, kas čia bus. Taip. Minusas ir pliusas. Tai čia niekur nesuprasi, ten 2 voltus rodo. Bet reiškia, yra kažkokia gyvybė. Taip, 2 voltai. Čia be akumo jis nieko ir nerodys. Gerai. Turbūt gal aš jį dėsiu į korpusą ir tada jau su akumuliatorium pažiūrėsim, kaip čia kas. Bet turbūt, kad čia viskas gal gerai bus. Štaip manau. Biskį atsiprašau, kažko prikimęs. Tai va, gerai, išjungiu iš tinklo. Ir dėsiu gal. Nieko aš čia gal nematuosiu. Dėsiu gal į korpusą. Tiksliau pasijungsiu šituos, kad čia jie nebūtų, kad galima būtų akumuliatorių prijungti. Uždėjau varžtelių, nesukau dar. Tiesiog uždėjau tą visą dangtį, tarkim, ir jungiam mes čia į rozetę. Kas čia užsižiebė indikatoriai. Tai dabar, tarkim, akumuliatorius. Palauk, dabar kaip čia
buvo apverstas, tai šitą taisiau, šitą kaip ir buvus originali. Tai jeigu šitą įdedam, nu tai iš čia jį krauna. Gerai. Dabar ką kita pusė nupasakos jau mūsų. Kas čia? Gal jūs negirdėjot, bet čia man kažkoks tai buvo, pokšt buvo, labai toks negarsus, bet nagi, kas čia per išjungia. Kažkoks buvo pokšt, bet taip negarsiai, tai per kamerą gal nežinau, gal ir nesigirdėjau. Kas dabar, kas čia dabar daros, nagi pažiūrim. Kas čia galėjo supokšėt. Akivaizdžiai aš nieko nematau. Nagi, aš dabar pažiūrėsiu ne per kamerą, per savo. Nu tai po paraliais aš žiūrėjau šitą jau savo, kur tvarkiau, viskas čia gerai, nes čia eina 230, o tai čia pasirodo, o šita detalė va, ir tas toksai, čia dabar švietimo gal trūksta, va. Va, kas dabar, kokio perkūno tu čia dabar, matot, sporgiukas, va, išdegė, sudegė. Kas per velnes? Šaizį, nu. Tai kas dabar, jau čia dabar ant toj žemoj linijoj. Kas čia per šitas normaliai, o šitas, tai ko jam trūksta, ką iš čia jau toks pavargęs, nesuprantu. Tai Parksaido įrankiai. Ir dabar kas, oi, tai dabar nežinau, kas čia per diegas reikia žiūrėti. Ir ar aš tokį, nežinau. O, velnes. Hebra, žioplys tai žioplys aš esu dabar. Oi, žioplys. Jau gal supratot. Ai, tik va, užteko čia pasižiūrėti. Čia dabar šitą pusę, kur aš tvarkiau, šitą originalas. Nu ir kaip dabar laidai. Vat, kurioj pusėje raudonas šito. Ir kurioj pusėje raudonas šito. Sumaišiau pliusą su minusų vietom. Oi, žioplys. Jėzus Marija. Oi, kodėl aš taip, nežinau. Viskas, šiandien jau nieko nedarau. Vėlus metas, jau aš čia per daug gal
užsiroviau, norėjau pabaigti, tai va, žioplys vienu žodžiu. Kągi, grįžtam toliau darbuotis. Parėjau, kaip sakant, nusibaudęs, save išsiplakęs. Biskį smegenis pravėdinau, sniegą nusikasiau, išliejau energiją, taip sakant. Taip, jau dabar laidai patvarkyti savo vietose. Jau tą žioplą klaidą. Dabar taip, aš čia jau šiek tiek paeksperimentavau. Tai susiieškojau, kas ten tas per diegas buvo jau, kas ten nudegė. Tai, jie čia du stovi. Du tokie patys buvo, tai va tas vienas nudegė. Tai čia P kanalo MOSFETai. Tai dabar aš čia tokį eksperimentuką padariau. Įdėjau tokiam korpuse ir tiesiog išbandžiau, ar viskas, kaip sakyt, veiks, ar tiks, ar ten nesipjaus tarpusavyje. Tai vienu žodžiu, tas, kur nudegė, kas buvo, kas te per diegas buvo, tas, kur nudegė, tai šitas P kanalo MOSFETas, korpusas, 30 voltų 8 amperai ir 0,020 ohmų, tai 20 miliomų. Ir jos tas kodas buvo. Tai dabar įdėjau, jau šitas, kur bandymas, tai įdėjau tokį, PM5, PM2, bet man šita varža buvo svarbiau biskį. Tai čia vėlgi, kur, jeigu kas žiūri mano filmukus, tai ten tam Osram automobilinis buvo įkroviklis, tai irgi tokį įdėjau, lygiai tokį patį, tai va dar vienintelis buvo likęs ir jis man čia dabar kaip ir tinka, kiek žiūrėjau, jis man tinka. Va, tai ką aš čia galėčiau dabar pademonstruoti, jeigu dar, tai, tiksliau ką pademonstruoti. Krauna. Aš jau, sakau, biskį žiūrėjau, čia įsilitavęs taip laikinai ant tų laidukų. Krauna. Tik tai dabar biskį ir pakrovė tą jau akumuliatorių pakrovė iki normaliai, iki sustojo, tam tikras 21 voltas ten ir krovimas sustojo, viskas kaip ir tvarkoja. Dabar taip įjungiau, į tinklą jau įjungiau. Čia žiba žaliai viskas. Ir dabar dėsiu tą akumuliatorių. Dedu akumuliatorių ir ką mes čia, jau tas mano kanalas rodo, kad jį krauna. Va. Aš į tą akumuliatorių šiek tiek nusirbiau, kaip sakyt, iškroviau, kad pažiūrėti su labiau iškrauto akumuliatorium, ar viskas bus gerai, ar nieks čia nekais ir taip toliau. Va, tai jis man kaip ir viskas, čia sakau, lyg tai gerai. Aš čia jį, kai žiūrau, tai jisai drungnas, normalu. Tai yra normalu, drungnas, tas šitas
originalas tas irgi ten taip po toks va irgi kaip ir šiltai drungnas. Abudu vienu žodžiu, ne viens ten nekaista, viskas gerai. Nes prieš tai dar tokį, dar mažesniam korpusiukį turėjau, pasakiau, pabandysiu, bet jo būtent, vat, ką aš turėjau omeny, sakydamas kad ta varža, data šitie, kai rašau RDS, tai va šitą dabar vienodą, o ano, kur dar bandžiau, tai buvo didoka, ten 700 gal milijonų, kiek buvo jis ten. Tai tas ten iškart įjungi kraut, iš karto žvėriškai kaista, tai mečiau lauką šį. Va, tai dabar, bet su šito viskas kaip ir tvarkėlį. Ir tai tik tai man dabar beliks vėlgi, kaip čia jį įkomponuot. Aš čia šiek tiek irgi kažkiek apmąsčiau. Tai greičiausiai, nu dabar čia pasijungęs, tai labai nenoriu žabaliot, aš čia po tą platą. Taip, dar pasižiūrau. Jo, jis, nu, krauna, viskas tvarkoj. Sakau, viskas tvarkoj, nieks nekaista. Normos ribose, viskas tvarkoj. Gerai, tai tada gal ir išjungsiu aš iš tinklo. Išjungsiu iš tinklo, reikia įsikrauti visi kondikus, kad čia čiupinėt eitų. Nu ir kombinuosiu dabar tą būtent šitą tokiam korpuse šitą tranzistorių ant platos. Tai čia šiek tiek reikės man vėlgi pažaisti. Nu va, tai mintis maždaug tokia. Čia nuskutau tą žalę maskę. Apsilitavau tą visą aikštelę. Šito tranzistoriaus koeles pasitiesinau, kad būtų pakilę. Ir maždaug kažkaip taip ir bus. Tik tai čia reikės jau, prisilituoti reikės prie laidžiukais, prie tų kojelių. Ir nes čia jau pinuoti viskas skiriasi, tai vienintelis bus ant aikštelės, tai vidurinis kontaktas, tai prisilituos tą nugarėlį, tai bus kaip ir viskas gerai. O čia reikės, kadangi čia pirmas gate, tai man reikės laidžiuku nueiti į šitą aikštelę. Irgi čia prasiskusim viskį gal didesnį, kad laidžiukui prisilituoti. Čia galėčiau prie tų varžų, bet tos SMD labai ten geriau čia prasiskusiu. Vietos yra, tai čia geriau. Nu ir sekantis, tas jau S. Nežinau, kaip skaityti teisingai. Aš skaitau, kaip parašytas sorce. Tai, nu, vienu žodžiu. Tai irgi laidžiuku ir į čia nueisiu jau. Tai tie laidžiukai gausis kryžmai. Bet čia viskas turi būti gerai. Čia aikštelį prisilituoja šitas kontaktas, tai tuo pačiu jam tas kaip ir aušinimas, nors jisai nekaista ir be aikštelės, bet, nu, taip jau čia reikia padaryti. Tai va, tai tokia mintis, tai darysiu taip. Čia uždėsiu, aišku, gal kokio termovamsdelių ant tų, nu, suprantama jau, man atrodo. Tai va, tai tokie tolimesni dabar mano pasižaidimai papildomi savo prisidaryti
darbai bereikalingi, kurių galėjo ir nebūt, nu bet ką, kas nedirba, tas neklysta, ne? Va, tai gerai, tai dabar, nežinau, gal įsijungsiu, gal čia ir kaip pabaigsiu, gal įsijungsiu jau, nu matysim, nebent kažką tai norėsiu ar pasakyti, ar parodyti, tai tada taip tai reikia turbūt tvert ir jau baigt su šituo projektu. Nu, labai tikiuosi, kad jau viskas. Tai čia dabar platą nupurškiau laku dar. Tai čia labai jau spindi tas lempa mano. Tai gavosi va toksai biski kolchozas. Bet viskas kaip ir, sakau, kaip ir veikia, viskas nekaista ten, kaip ir nešyla. Tai dedu dangtelį, suvaržau. Paskutinė patikra. Taip, čia išjungsiu galvą, žiburiai matosi. Taip, dėdam į vieną, jeigu dėdam, čia į tas, kur buvo gerasis. Prasitestuoja, krauna paskutinė padala ir blogasis. Prasitestuoja, krauna. Kaip ir gerai. Tikėkimės, kada jis kažkiek patarnaus. Tas daiktas. Nu, jeigu jau tas reziumė, ne? 2 kondensatoriai. Ir tranzistorius ir SMD komponentų krūva, įskaitant mano pagautą žioplį. Tai turbūt tiek tada. Iki.